Sveiki atvykę į Lietuvą, kur susipažinsime su 2 ES remiamais projektais. Vakarinėje šalies dalyje netoli Klaipėdos susitiksime su moterimis iš Europos socialinio fondo gavusiomis paramą nuosavo verslo pradžiai arba plėtrai. Dabar dauguma jų vadovauja savo įmonėms. Sostinėje Vilniuje policijos pajėgos išėjo mokymus skirtus pasiruošti spartiems pokyčiams atsirandantiems dėl šalies atsiverimo. Klaipėda yra judrus Baltijos jūros uostas, turintis 200 000 gyventojų. Inga Taminskaitė su šeima gyvena jo priemiestyje. Ši jauna moteris atgaivino tradicinę namų darbo Vilnos batų gamybos techniką. Dalinai Europos socialinio fondo finansuojamas projektas Darom verslą jai padeda savo pomėgį paversti profesiją. Ji dalyvavo 5 dienų trukmės seminare, kad gautų pagrindinių žinių apie tai, kaip vadovauti verslui. Mokymai mano lūkesčius tikrai patenkino. Kelios paskaitos tai buvo verkiant reikalingos ir parodė, kad aš galiu daugiau negu aš galiu. Ir išklausius Tušaitės paskaitos aš supratau, kad galima jos perkasti ir galima tuo verslu užsiimti, nes anksčiau, sakykime, gal aš verslą ir dėl to ir bijojau, nes aš mažai suprantu apie finansus. Inga sužinojo apie pardavimus ir rinkodarą. Ji sukūrė tinklapį, kuriame reklamuojami jos produktai ir priimami užsakymai. Projektas Darom verslą įtraukė 2 moterų kategorijas, pradedančiasias kaip Inga Taminskaitė ir labiau patyrusias kaip Laima Mitkuvienė. Norėdami susitikti su šiomis moterimis, nuvažiavome 100 km į šiaurę prie Latvijos sienos. Laima Mitkuvienė vadovauja kompanijai įdarbinančiai iki 40 darbuotojų įvairiai veiklai, susijusiai su medžio ir metalo dirbiniais. Vyrų vadovaujamame sektoriuje ji turi 16 metų patirties. Laima išėjo dalinai Europos socialinio fondo finansuojamos sudėtingesnius mokymus, skirtus daug pasiekusiems vadybininkams, norintiems pagilinti žinias apie verslo pasaulį. Mokymai buvo gana sėkmingi, įdomus lektoriai. Gavome labai daug informacijos teisiniais klausimais, verslo klausimais, modernios vadybos klausimais. Labai patenkinti kursai. Laima su pasitikėjimu žvelgia į ateitį. Ji norėtų eksportuoti savo gaminius į užsienį, rekonstruoti patalpas ir atidaryti poilsio ir pramogų zoną turistams. Darom verslą projekto vadovė Dovilė Rūkaitė, jauna moteris, dirbanti moterų informacijos centre. Ši aktyvi Lietuvos nevyriausybinė organizacija yra remiama Europos socialinio fondo. Šiandien Dovilė lankosi moterų verslo klube, neformaliame moterų, kurios lankė mokymus ir nusprendė palaikyti ryšius, dalintis problemomis ir galimybėmis susitikime. Koks bebūtų projektas, manau, projekto vadovui labai svarbu jo sėkmė. Tai šiandien aš tikrai esu patenkinta savim ir mūsų komandos darbu, nes praėjus 17 mėnesių moteris vis dar dega liepsna akyse ir jos susitinka ir jos toliau kalba apie verslą ir užsiema to, ko jos nori užsiimti. Pakeliui į sostinę Vilnių mūsų stabdė policija. Labadiena, Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba. Gal galite pateikti jūsų dokumentus? Sorry, I don't speak Lithuanian. Do you speak English? Yeah. Could you show me your driver license, car registration and insurance documents? Okay, passport. Okay. You didn't fasten your seatbelt, you know? Eismo priežiūros tarnybos pareigūnas taisyklinga anglų kalba paprašė mūsų dokumentų. Tai ES Europos socialinio fondo dalinai finansuojamos apmokymų programos rezultatas. Nuo Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip ES ir NATO pradžios, Lietuva daug artimiau bendradarbiauja su kitomis šalimis. Jei teko susidoroti su prašymais dalyvauti tarptautinėse misijose, ji taip pat susidūrė su augančiu lankytojų skaičiumi.
Viešojo sektoriaus darbuotojai iš visų jėgų stengiasi neatsilikti nuo besikeičiančių aplinkybių. Projektas padeda gerinti situaciją, jiems suteikdamas specializuotus apmokymus. Galiu laisvai bendrauti su angliškai kalbančiais žmonėmis. Atsirado daugiau draugų, pažįstamų. Galiu plačiau naršyti internete, daugiau suprasti. Laisviau naudotis kompiuteriu. Iš tikrųjų, man labai patiko ir šie kursai buvo labai naudingi. Manau, kad šie kursai yra tikrai labai naudingi. Jie, aišku, padeda ne tik kilti karjeros laiptais, bet ir tobulinti save daugiau. Ir bet kokia informacija gaunama ir žinios gaunamos padeda kilti karjeros laiptais ir siekti kažko daugiau gyvenime. Policijos pareigūnai ne visą laiką praleidžia kelyje, taigi projekte taip pat akcentuojami kompiuterinio raštingumo kursai. Šiame mažame biure vyresnysis pareigūnas kiekvieną dieną bendrauja su kolegomis užsienyje, vartodamas anglų kalbą ir naudodamasis internetu, kad paspartintų administracinės procedūras. Neringa Kačinskienė dirbo tame pačiame pastate, ji projektų vadovė. Pradžioje projektas buvo sukurtas 96 eismo priežiūros tarnybos pagrindinės būstinės darbuotojams, bet programa buvo tokia sėkminga, kad galiausiai net 115 žmonių pasinaudojo galimybę išmokti anglų kalbos ir įgyti darbo kompiuterių įgūdžių. Buvo suorganizuota stažuoti 10 darbuotojų Airijoje. Pat buvo išleistas didelės sėkmės sulaukęs leidinys, tai yra atmintinė lietuvių anglų kalbomis policijos pareigūnams, sulaukęs didelio populiarumo ir kitų kolegų tarpe. Paskutinį žodį suteikėme poniai Nijolei Mackevičienei iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ji atsakinga už Europos socialinio fondo lėšų paskirstymą šiems 2 projektams. Sėkmingą projektų įgyvendinimo sėkmę lėmė, sakyčiau, labai glaudus bendradarbiavimas Lietuvos institucijų ir atitinkamų ES institucijų, atitinkamų taip pat darbuotojų Europos komisijos. Lietuva, naudodamasi Europos socialinio fondo pagalba, skatina žmonės įgyti daugiau įgūdžių ir kelti kvalifikaciją. Taip Lietuva vis labiau integruojasi kaip aktyvi ES narė.